Dažnai santykiuose taip atsitinka. Yra moteris labai rūpestinga, geros širdies, va čia pavyzdžiui sėdi priekiai. Arba va ten, daug čia pas jūs. Lietuvoje šiaip 8 procentų labai rūpestingų moterų. Ir jos pamato kokį biškį šlubą, biškį kartais taurelę padarantį, pamato kokį vyrą, kuris biškį toks, reik pagalbos. Ir jos bledimai ir gelbėjai. Blemba, fain žmogus, sutvarkysimės jį. Ir visą gyvenimą bando jį gelbėti, ten traukti iš kažkur. Dalbajobas, visiškas atsilūpęs, parazitas, moteris nuostabio širdies gera moteris, būna su tokiu. Sako, kodėl? Todėl, kad jos misija gelbėti visus. Jeigu ji būtų sąmoninga, ji už tai gautų pinigus. Ji dirbtų ligoniniai, rūpintųsi neįgaliais. O dabar jį pasiema vyrą kaip projektą gyvenimui, su motinos Teresės charakteriu, su gera širdim, rūpinos to vyru, jam net neprašys. O jis sėdi, sako, kokią bobą gerą susiradau. Tai va tai būna. Aš labai dažnai jaučiu, kad aš mėgstu rūpinti žmonėm ir aš matau žmogų, dabar moterį paimkime, matau moterį kokią išsidažius, tobulą figūrą, nuostabiai atrodo viskas liuks, aš pažiūriu, man net purto, ta prasme, per gera. Aš neturiu į ką pasiūlyti, neturiu nei ką patarti, man neįdomi, man visiškai neįdomu. O draugelis mano, sako, pizda, kokia gera. O žiūriu, sako, nieko gero, nėra ką jai sutvarkyti, jau visą tobulą. Bet matau, eina kokia biški, kaip mes juokaujam, vyresnė, man patinka vyresnės kažkaip moteris. Kem 5 plus dar geriau, čia tikrai. Kem 5, kem plus moteris, labai gražios, labai fainos, biški kreivi dantis, netobuli, aš nejuokauju. Man gražu. Didelė kumpa nosis tokia žydiška. Nepasidažius, bet eina viskas gerai gyvenime, okei. Man fainai. Netobula, liuks. Tai vat antiek mes esam skirtingi. Dėl ko tai pasako? Dėl to, kad susiimtumėm ir būtumėm sąmoningesni rinkdamiesi žmonės, su kuriais būnam. Ar nėra taip, kad iš mūsų charakterių ir noro padėti kitam mes tiesiog bandom tą vyrą ar moterį paimti kaip gyvenimo projektą ir jį ištaisyti?